Sveiki visi sugrįžę į Drogo kanalą, mano vardas Kamilė. Šiandien aš su jumis kartu pasidarysiu vasarišką gaivų makiažą ir tuo pačiu pamokinsiu kelis triukus, ką padaryti, kad jūsų makiažas išsilaikytų, nenubėgtų. Aš net sušlapio galvą, nes ant tiek laukia šiandien karšta 30 laipsnių. Pasidaro makiažą ir paplepa. Kaip visada, raginu sekti Drogą įvairiose socialinėse medijose, TikTokas, Instagramas, Facebookas, YouTube. Pradėkim. Taigi, visų pirma, kaip matote, mano oda ne iš geriausios būklės, nes vakar buvau pas kosmetologę ir jinai šiek tiek išrakinėjo mano spogelius. Todėl turiu va tokį raudonį, tiesiog dabar oda šiek tiek sudirgus. Taigi, pats pirmas triukas, ką noriu jūs išmokinti, ką naudotumėt vasaros metu, tai yra biure presuotą pudrą ant švarios odos padengti T-zonoje tam, kad dienos eigoje ji nesiriebaluotų. Žinot, kai užsisakot makiažo pagrindą ir jūsų T-zona, smakras, nosis, kakta pradeda blizgėti, tai vyksta dėl to, kad natūraliai oda išskiria sebumą ir tai yra visiškai normalu, bet mes tai šiek tiek sustabdyti galim su vienu triuku. Turiu presuotą pudrą iš Deborah, Dress Me Perfect Loose Powder, tai yra bespalvė pudra. O, gražiausia. Tada pasiemam šiek tiek pudros, maždaug tiek dar nukratom šiek tiek ir lengvais judesiais patapšnojam T-zonai. Tada, žinoma, kad makiažo pagrindai vasaros metu neturėtų būti labai riebus ir labai maskuojantis. Tai aš turiu tokius du pasirinkimus. Vienas iš Maybelline Superstay, labai lengvas makiažo pagrindas, o kitas 4 viename ir suteikia švytėjimo odai ir šiek tiek pamaskuoja, iš Rimmel Multitasker vadinasi. Labai fainas produktas, bet jis ganėtinai daug suteikia švytėjimo, tai aš nenoriu, kad oda labai švytėtų, todėl panaudosiu šitą, čia kaip BB kremas, kaip veido kremas su spalva, labai visi giria šitą produktą, bet ką aš šiek tiek kitaip padarysiu, tai tam, kad šis makiažo pagrindas būtų dar lengvesnis, aš jį sumaišysiu su Embryolisse iš tuo kremo, nuostabus ir makiažo bazė, labai gerai sutrikina odą, štai pas mane bus tokia kombinacija makiažo pagrindui. Pasiemu tokią mentelę ir išspaudžiu. Tada pasiemu veido kremą ir jo uždedu maždaug tiek. Tada sumaišau. Tada pasiemu tokį šepetėlį ir viską išsklaidau. Nu va, ir šiek tiek mano raudonio paslėpė ir tiesiog suvienodins visą veido spalvą. Na štai, pagrindas jau yra tolygus, veido atspalvis ir galim toliau įdėti. Toliau kitas žingsnis, kai makiažo pagrindas jau yra, labai svarbu po šio žingsnio užsipurkšti makiažo fiksaciją suteikiantį purškiklį. Šis iš Maybelline tikrai labai neblogas. Labai svarbu vasarą, kad mūsų makiažas nenubėgtų ir liktų savo vietoj. Labai svarbu dirbti sluoksniuose, makiažo pagrindas pasipurški, maskuoklis pasipurški, skaistalai pasipurški. Tai tą patį darysime mes. Aš turiu specialią vėduoklę. Toliau, kitas žingsnis maskuoklis. Naudosiu iš L'Oreal Accord Perfect Match vadinasi. Šis maskuoklis labai lengvas, bet ir pamaskuoja. Žiemos metu norisi naudoti kokius nors riebesnius maskuoklius, o vasaros metu jų reikia A žymiai mažiau, o B reikia, kad jie būtų lengvi. Kaipgi be matizuojančios pudros, tai yra privaloma. Ši, man atrodo, yra viena geriausių Drogą, ką galite rasti. Tai yra Matte & Poreless iš Maybelline. Mano sekamos tiktokeris alpsta dėl jo. Kaip atrodo spalva, pakankamai šviesi, bet man tikrai tiks. Ir fiksuoju paakius. Pirmiausia, ten, kur uždėjau maskuoklį. Ir taip pat užfiksuoju akių vokus, kad jie nesialijuotų. Vasarą privaloma naudoti matizuojančias pudras, kitaip jūsų makiažas tiesiog nubėgs. Tada, kaip ir minėjau, vėl tas pažingsnis. Tada, man vasara asocijuojasi su nudegusiais skruostais. Aplamai žiemos metu noris naudoti matinius skaistalus, jie turi daugiau pigmentacijos, o kreminiai skaistalai yra idealūs vasarai, nes jie labai lengvi ir atrodo, lyg tais būtų tavo oda ir tu natūraliai išraustum. Tai Rimmel turi labai gražų šitą skaistaliuką iš Kind & Free linijos. Aš jį dievinu ir pati naudoju labai dažnai. Pasimsiu tokį kirstą šepetėlį ir šiek tiek patapšnosiu į jį, kad paimtų pigmentą, nusišypsosiu ir tiesiai ant skruostų tepsiu. Pažiūrėkit, iškart kitoks vaizdas, net bronzerio nereikia. Šiam makiažui aš bronzerio net nedėsiu, o ką visada dedu. Lygiai tos pačius skaistalus galite tepti ir ant akių vokų, sutaupysit laiko ir labai daug pastangų tikrai nereikia. Galite ir su pirštu prasklaidyti, kaip jums patogiau.
Dabar fiksatorius nepurkšim, eisim toliau. Mes tepsime dar vienus skaistalus. O taip. Naujiena iš Isadora The Blush Stick. Yra labai daug skirtingų spalvų mačiau, bet draugė man tiesiog sužavėjo man šitą spalvą. Čia ir skaistalai, ir lūpdažis, ir ant tokių galite tepti. O dieve, koks ryškus. Reikia. Ir dabar labai madinga yra skaistalų spalvas maišyti. Toliau kitas žingsnis tai yra blakstienos. Net nebejoju, kad vasarą daugelis naudoja vandeniui atsparius tušus. tą turėtume daryti, bet aš kažkaip mėgstu neatsparius vandeniui. Man labai patinka Mad Lash, visai neseniai atsirado draugė The Bomb Cosmetica. Šis tušas tai yra Dievo dovana, šefo bučinys. Nuostabus tušas, parodysiu kodėl. Jis puikiai išrečia, kaip jis atrodo. Puikiai išrečia blakstienas, puikiai jas padažo, atskiria ir man kažkaip jisai puikiai išsilaiko. Jeigu jūs atradot savo mėgstamiausią vandeniu atsparų tušą, parašykit komentarą. Po šio video būtų įdomu sužinoti koks, reiktų pabandyti. Toliau aš nenoriu praleisti šio žingsnio, nes labai duoda, kaip čia pasakyti, išskirtinumo visam makiažui. Tai yra irgi iš The Bomb Cosmeticos, tai yra highlighteris, jis prieš kokius 5 metus buvo pats populiariausias, geriausia jo kaina ir kokybė. Aš pati jį naudojau ir jis labai gražus ir labai gražiai blizga, parodysiu jums. Ir tepame aukščiausiose veido zonose. Like this. Oh yeah. Tuos tokio šlapio efekto. Iš lūvos, ant nosios, galiuko. Ir dar to pačiu pasimsiu mažesnį šipetėlį ir vidiniuose akių kampučiuose, kad atvertų dar labiau akį. Ne vasariškas makiažas, o deivės makiažas. Visiškai. Dar ant akių vokų šiek tiek. Ir galų gale liko lūpos. Aš asmeniškai vasaros metu lūpas realiai tik lūpų balzamų pasitepu arba lūpų blizgių. Tai turiu lūpų blizgį iš Lumene. Luminous Shine Hydrating and Plumping Lip Gloss. Tai toks aplikatorius. Labai gražiai paputlins, šiek tiek suteiks tūrio lūpoms. Žiauriai maloniai kvepia. Jų lūpos atrodo, kad ką tik iš jūros būtų ištrauktos, mirkytos. Labai fainas lip glossas. Ir žinoma, paskutinis žingsnis, dar kartą fiksuojant į purškiklį. Mano makiažas baigtas, jau plaukai pradeda džiūti man. Ačiū, kad žiūrėjote, tikiuosi pasisėmėte idėjų makiažui vasaros. Tikiuosi, kad išmokote kažko iš manęs. Man labai patinka šitas makiažas, jis toks gaivus, atrodo, kad ką tik išlipau iš jūros, visai degus ir blizgi. Ai dar, ant galo, kai pabaigėt visą makiažą, dar kartą pasimkit tos prasuotos pudros ir lengvai pereikit toje zonoje, kad užtikrintumėt makiažo išsilaikymą. Ačiū, kad žiūrėjote, tikiuosi, kad patiko ir susitiksim kitą video.